Klausimas taip skamba. Biotechnologija visiškai kas kitas yra. Čia pasaulio, niekur nedingsim, tai yra pasaulio ateitis. Daug ten visokių gali būti stebuklingai gerų dalykų. Čia tik tai reikia džiaugtis, kad šito ypatingai aukšto efektyvumo įmonės gali kurtis Lietuvoje. Jeigu kažką, čia taip pat kaip pasakyti, gal nereikia kosmoso tyrinėti, nes ten taip toli ir neįdomu. Medicininiu požiūriu žiūrint arba biologiniu požiūriu, biotechnologiniu požiūriu, tai yra nuostabus, galimi nuostabus rezultatai. Tai duok Dieve, tegul kuo daugiau šitokių įmonių, kad atsirastų. Bet dabar vėl, aš atsakysiu iš kitų aspektų tą patį. Atominis ginklas yra siaubas totalus. Bet atominis ginklas atsirado dėl to, kad išmokome atomą skaldyti. Atominė energetika nauda nepaprastai didelė. Ir teršimo požiūrių gamtos, ir pigu, ir elektra pigi. Tai tas pats procesas gali būti ir siaubingai žalingas, tas pats procesas gali būti panaudotas taip, kad atneša nepaprastai didelę naudą žmonėms. Klausimas, kieno rankose yra ir koks tikslas. Tai biotechnologijos požiūriu žiūrint, galima sukurti virusus, tegul būna virusus tokius, kad siaubas, kiek žmonių nuo to numirs, kai mes juos paleisime. Klausimas, ką mes tiriame ir kokiu tikslu, kas yra užsakovai. Ir tas pats peilis yra nuostabus įrankis duonai atpjauti, peilis yra įrankis žmogui užmušti. Bet pats peilis nuo to nėra nei blogesnis, nei geresnis, kieno rankose jisai yra. Tai aš apie biotechnologinės kryptį, biotechnologijų kryptį esu labai teigiamai nusiteikęs. Toliau.